Ar nebus tada kito projekto, kad, pavyzdžiui, apmokestinti ir žemės sklypelius, kurie yra naudojami palaidoti tuo tradiciniu būdu, kaip ponas Aidas minėjo. Savivaldybėm kainuoja kapinės plėsti, įrengti infrastruktūrą, vanduo, takeliai, kiti dalykai, tai irgi kainuojantis klausimas. Tai jūs šiandien dienai sakote, kad žiūrėkit, savivaldybės investuokite į kapinių plėtrą, bet neinvestuokite į kolumbariumus. Tai toks šio projekto, matyt, pagrindinis tikslas. Gali kilti toks klausimas, o kaip su žeme, bet man atrodo, kad dėl žemės mes turim vėlgi tokią jau tradiciją, susitarimą, kad tai nekainuoja. O plėtra, žinoma, ir priežiūra kainuoja. Tai mane įtikino argumentai iš įvairių merų, taip pat Ukmergės mero konkrečiai, kad vis dėlto tos paskatos nėra. Kai jūs kalbate apie statistiką, kad pritrūko vieno balso ir kai kalbate apie tą tokį nuoseklumą, kalbėjote apie, kad esate kairys, mėgstate nemokamus dalykus ir liberalumas čia įsijungia, tai grįžtant prie tos statistikos, tai to vieno balso pritrūko, nes pats nebalsavai ir priešingai nei tavo frakcija, kuri palaikė tokį pasiūlymą ir matau iš kolegų, kurie jau yra pasirašę ir per tos pusantrų ar porą metų nuomonė panašu, kad yra pasikeitus. Tai kas čia įvyko šitoje vietoje? Taip, mano nuomonė gali šiek tiek keistis, tai nėra kažkas naujo po saulė. Aš kalbėjau taip pat ir su žmonėmis, eiliniais gyventojais, kurie visiškai nematė jokių problemų buvusioj tvarkoj, kuri galioja daugybę metų Lietuvoje ir niekas nekėlė jokių klausimų.